Sveikučiai, aš esu Austėja Pečiurienė, komunikacijos specialistė, dėstytoja, o taip pat šios idėjos jums, tai yra tradicijos sveikinimo sumanytoja ir vykdytoja. Mano kolegos jums prisakys daug įkvepiančių linkėjimų, todėl aš neišsiplėsiu ir mes Tigreliu jums linkime išlikti visose situacijose labai žmogiškais, nes tokia realybė, kurioje gyvename, kuriame patys. Tigrelis jums palinkėtų ir daug skanukų. Tad dabar įtempiame ausites ir klausom kitų mano kolegų. Sveiki, esu Donata Bocula. Viešoji komunikacija, tik reikia pasakyti, daug, bet trumpai. Kaip dabar, su rugsėjo 1. Sveiki pirmakursiai, aš esu Žygimantas Silkė, Vytauto didžiojo universiteto 3-4 kurso studentas. Sveikinu Jūs atėjus į pirmą kursą, tikiuosi Jums patiks mūsų universitete. Ir kadangi manau, kad svarbiausias dalykas studentui pirmąją dieną yra suprasti, ko iš jo tikisi dėstytojai ir tikriausiai pats universitetas, todėl norėjau supažindinti su viena iš dažniausiai naudojamų viešosios komunikacijos studentų praktikų, tai yra Vox Populi. Taigi norėčiau parodyti Jums, kaip tai vyksta. Va, matome vieną iš praeivių. Sveiki. Sveiki. Galbūt galėtume Jūs pakalbinti? Taip. Kuo Jūs vardu? Vilius. Kuo užsiimate? Esu Vytauto didžiojo universiteto būsimas 4 kursas. Galbūt norėtumėte perduoti ką nors Vytauto didžiojo universiteto pirmakursams? Taip, norėčiau jiems palinkėti drąsos. Žinau, kad pradžia būna nedrąsi, todėl nepabijokite išlipti iš savo komforto zonos, paprašyti dėstytojų pagalbos ir pasinaudoti galimybėmis, kurias jums suteikia vadovų. Sėkmės. Ačiū Jums labai. Taigi, maždaug taip atrodo Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos studento kasdienybė. Aišku, dažniausiai Jums nesutinka atsakyti arba atsako kažką, ko negalit naudoti. Tačiau tikiuosi, Jums taip dažnai neatsitiks. Tikiuosi, Jums seksis geriau negu mums sekėsi. Ir linkiu Jums sėkmės ir tikiuosi, kad nebijosite klysti ir gerai praleisti laiką mūsų universitete. Sėkmės. Sveiki studentai, kolegos pirmakursiai, tikiuosi vasara buvo puiki ir netrukus pasimatysime universitete. Linkiu puikių naujų mokslo metų pradžios ir gero vėjo. Sveiki, aš esu Monika. Vytauto didžiojo universitete baigiau bakalauro viešosios komunikacijos studijas ir dabar jau matau finišo tiesėje ties magistro integruotos komunikacijos studijomis vadovų. Tai jums, mieli pirmakursiai, aš noriu palinkėti drąsos. Pradžios dažnai būna bauginančios, bet jos visada yra prasmingos. Tad būkit drąsūs ir viskas bus gerai. Sėkmės! Sveiki, esu Ignas Kalpokas. Net nebijoju, kad visi dažnai jaučiamės kaip nepažįstamame miške, kur daug medžių, mažai takelių ir nėra aišku, į kurią pusę pasukti. Bet tuo pačiu žinau, kad kiekvienas iš mūsų turime itin stiprų pojūtį, kas yra gera, svarbu ir kilnu. Todėl tikiuosi, kad išnaudosime studijų metus tam, kad sustiprintume savo ir vieni kitų stuburus. Nes komunikacija yra nepaprastai stipri jėga ir ją būtina išnaudoti tam, kad stiprintume bendrąjį gėrį, o ne tam, kad leistume jį nuo mūsų paslėpti ar kitaip apsunkinti. Todėl būkime nepatogūs, būkime neprisitaikę ir būkime tokie, kurių ignoruoti neįmanoma. Sveikinu su naujais mokslo metais ir kuo geriausių studijų. Mėly studentai ir mėly pirmakursiai, esu Rimgailė, viešosios komunikacijos katedros dėstytoja ir doktorantė. Žinau, kad pradėti naują kelią ne visuomet yra drąsu, bet žinokit, kad jis visuomet bus kupinas atradimų ir net mano šuniukas žino, kad kartais nuklysti nuo tako reiškia atrasti daug naujų dalykų. Tai nebijokite žengti žingsnio pirmin ir linkiu nuostabių naujų mokslo metų. Hey gang, it's Professor Jack here. Listen, right now I'm at the Palace of Kenosis on Crete, learning about mythology. This is where the legend of the Minotaur comes from. Just shows you how important storytelling is. Personally, I'm going to share that with you this semester. Can't wait to see you. Labas, mėlieji, esu Auksė Balčytienė, esu VDU profesorė ir jau matote, sveikinuosi iš universiteto, nors dar aplinkui yra nuostabi vasara, dar norisi pabūti kažkur kitur gamtoje, bet vis tiek tuo pačiu traukia ateiti ir į universitetą. Džiaugiuosi, kad pasirinkote pačią geriausią specialybę, pasirinkote komunikacijos studijas, žurnalistiką, studijuoti tokius mokslus, kurie aiškinasi santykio esmę
to santykio, kurį mes turime. Kiekvienas mūsų vidinis pasaulis turi susupančią aplinką. Taigi žurnalistika, komunikacijos studijos jums padės susidėlioti patį geriausią įrankių dėlionę, pačią geriausią įrankių dėlionę, kad galėtume paaiškinti šio sudėtingo pasaulio, bet sykiu ir labai gražaus pasaulio realybę. Linkiu, kad ši patirtis būtų pati geriausia ir po 4 metų jūs pasidalintumėt savo santykių su VDU. Iki. Kada nors ir aš studijuosiu universitete, gal pas savo mamą, o dabar jūs studijuosit pas mano mamą. Nepasisekė jiems, ar ne? Kodėl? Pasisekė? Mhm. Tai laukiam susitikimų su jumis. Nepasisekė jiems? Jo. Tu! Sveiki, mėly studentai. Aš, Viktorija ir mano augintinis Čekas sveikina jūs su rugsėjo 1-ąją ir linki gražių metų, įspūdžių kupinų metų, tuo pačiu, kad vertingų metų mokslo atžvilgiu ir be to susirasti naujų gerų draugų. Sveiki! Sveiki sugrįžę, sveiki naujai atvykę. Labai laukiu su jumis susitikti ir linkiu, kad šitie metai būtų kupini įkvėpimo, svajonių išsipildymo ir tikslų pasiekimo. Iki pasimatymo. Sveikiname su rugsėjo 1-ąją. Linkime daug žingeidumo ir pačių sėkmingiausių ir laimingiausių mokslo metų. Na, o jūsų universitetas yra pačioj geriausiai vietoj, kur yra pati skaniausia kava. Tad linkiu daug skanių kavos puodelių ir nuostabių mokslo metų.